Worldwide reset imminent. A vast plan has been organized for many years to trigger a huge positive change on this planet. This will be the implementation of fair legal justice to put an end to the abuse of this planet's populations and ecosystems. The reason we have known about this in advance is because information has been released by insiders to help us prepare. Here is some key information about the plan and what you can do to help. What to know about this transition. Many elected officials, CEOs, big bankers, etc. have committed extreme crimes against humanity, stolen vast sums of money, corrupted our society structure, media, finance, etc. Resistance has been organized, and official agencies' insiders are going to arrest them legally and give them fair trial to liberate the planet. The mass media will be giving clear proof about what has really been going on. The financial system will be shut down for 3 to 15 days. Your money will not disappear. A new fair system will replace it with more abundance for everyone. The old system was based on virtual debts disconnected from real value, allowing small groups of people to steal and manipulate money worldwide. All debts owed to banks will therefore be forgiven. Honest debts between private individuals and companies will still have to be honored. The new system will be based on real value, especially gold standard, to ensure fair exchanges. Vast amounts of stolen wealth will be redistributed and shared for every human on the planet. What you can do to help. We are to transition peacefully. There may be temporary disruptions in transports, energy, and food supplies. Make sure you have necessities for 3 to 15 days. Remain calm. This is not martial law or a coup. Nothing will be imposed upon you. No bloody revenge will be allowed. This is to be fair justice. Inform yourself. Reach out. Discuss. Listen to announcements. Do your own research. Conflicts among you were artificially created to divide and conquer. We are to live in peace as brothers and sisters. If you are able, help that everybody is taken care of and has basic necessities. The exact date of this event cannot be predicted, but the plan is going well. We are to live in peace with more abundance and freedom. Previously suppressed solutions will be released for the whole planet, and massive true humanitarian and ecological projects will be put in place. Liberation now. Kohle byl.
išanalizuoji įvertini padėtį, tuo tikslesnį išmastai sprendimą. Ar žmonijos istorija atsitiktinė, ar ją visgi kažkas nukreipia. Būdai ir metodai aprašyti veikale pagal visuomenės saugumo koncepciją. Dotų rusiškai, pakankamai bendra valdymo teorija išvertus lietuviškai. Kodėl pakankamai bendra? Todėl, kad šią teoriją galima pritaikyti ir kitose socialinėse ir gamybos sferose. Pateiksiu porą pavyzdžių. Yra struktūrinis valdymo metodas, jis visiems pažįstamas, kaip kariuomenėje. Dešinėn ženkite marš ir kareivis eina, kur jam įsakyta. Jis tiesiogiai priklausomas nuo savo vado, kaip ir darbuotojas yra tiesioginė priklausomybė nuo savo viršininkų. Nestruktūrinis valdymas ir jo metodai yra tokios informacinio poveikio priemonės, kai žmogus tiki, kad pats priėmė tą ar kitą sprendimą. Ir nesupranta, kad būtent tokį sprendimą priimti privertė įbraukta iš išorės informacija. Pavyzdžiui, gali pasitarnauti iškreiptų žinių sklaida per masinės informacijos priemonės. Skleidžiat gandą, kad pabrangs ar dings cukrus ir to stumiant žmonės masiškai įpirkti. Ir tuo pačiu jums niekas neįsako priverstiniu būdu. Prisipirkite cukraus, nes mums tas naudinga. Jūs viską darote lyg ir savo norų. Ta nesenai matėme Lietuvoje. Būtent taip vyksta valdymas visos planetos mastu. Tai nestruktūrinio valdymo metodas. Taip įvairiuose regionuose organizuojamos krizės, taip organizuojamos revoliucijos, kurstoma religinė nesantaika, organizuojami karai. Peržiūrėkime 3, taip vadinami naudoti jų gyventojus kaip vergų darbą. 11. Norėdami kontroliuoti pasaulinę rinką, turėsime nukreipti produktyvumą nuo savo pagrindinio tikslo, išlaisvinti žmogų nuo jo darbo sąlygų. Mes taip paskatinsime atsisukti prie žmogų, pavergdami jį mūsų ekonominį sistemai, kuris neturės kito pasirinkimo, kaip tik tapti mūsų vergų ir juo labiau būsimų nusikaltėlių. 12. Visais šiais mūsų tarptautinių įmonių pervedimais į užsienio šalis ir pasaulio ekonomikos restruktūrizavimo be kita ko bus siekiama padidinti vakarų šalių nedarbą. Ši padėtis bus dar labiau pasiekiama, nes pradžioje mes skatinsime maistinį pagrindinių produktų importą į tautinės valstybės ir tuo pačiu mes būsime perkrovę jų gyventojų užimtuvą, teikiant paslaugas ir gaminant produktus, kuriuos importuojame. Galų gale jie nebegalės savęs išsilaikyti. Šios ekstremalios sąlygos padaugins milijonus įvairių socialinės paramos gavėjų, neraštingų ir benamių. 13. Praradus milijonus darbo vietų pirmame sektorėje dėka paslėpto kapitalo. Toliau. Dabar gal apie Kiniją pradžiai, apie reiškia koronavirusą toliau. O vakar išgirstu anekdotinę tokią naujieną. Ir nepasakysi, kad žmonės tokie visai jau patiklus arba intelekto, skambina vienas artimos aplinkos, klausyk, važiuoju į Lenkiją, aš važiavau kremuoti savo artimo draugo į Suvalkus. Tu nupirk, sako, maisto daugiau. O kam? Žinai, sako, Maksimos patikimi šaltiniai yra, nes ten dirba žmonės rimti, nemeluos, jie patys susipirkinėja, žada uždaryti 2 savaitę Maksimas dėl koronaviruso. Pratrūkau juokais, bet rimtai, eina tokie gandai. Kažkas tokio virš suvokimo ribų. Atsiprašau, kad permušiau. Aš sakiau, kad šitas koronavirusas, jisai yra specialiai tam, kad sugriauti, reiškia, pasaulinę ekonomiką. Jeigu žiūrėti pagal mirtingumą šito viruso, tai mirtingumas yra apie 2 procentus, tai yra labai mažas mirtingumas. Nuo gripų paprasto, sakykime, visų kiekvienais metais skirtingų gripų mirė daugiau jau žmonių ir miršta pastovi daugiau žmonių negu nuo šito koronaviruso. Tai avarijos, viską daugiau. Bet matai, kas yra problema tame, kad labai ilgai šitie požymiai nepasireiškia, žinai, tam 20 su viršum dienų kiniečiai jau pasakė, kad gali išsilaikyti, žinai. Ir per tą 20 su viršum dienų tu gali tą virusą labai stipriai išplatinti, bet esmė yra kokia, kad, reiškia, pagaliau tas virusas pradėjo atversti savo tikrąjį veidą ir pradėjo kalbėti apie tai, kad, reiškia, ekonomika žlunga, labai didelis smūgis bus suduotas Kinijos ekonomikai, čia visų grafikų pridėta ir taip toliau, galima pasiskaityti, ką čia reiškia. Ir antras dalykas, pasirodo, apie tai kalbėjo Geitsas ir Sorošas, kad yra tokia, reiškia, pasaulinė maisto tiekimo grandinė globali sukurta. Šitie žmonės, reiškia, sustruktūrizavo, sukūrė globalią pasaulio maisto grandinę
ir dabar susidarė savo sąlygas, kad galėtų tą grandinę nutraukti. Reiškia, bando sukelti maisto krizę visam pasaulyje. Aš ir webą mačiau netgi tą temą labai gražiai atrodantį, kuriame direktorių šitose pozicijose sėdėjo toksai Jonas Podesta, tai yra Clinton rinkimo partijos tas narys, tos, ne partijos, atsiprašau, kampanijos, va. Reiškia, tai ką Chebra bando padaryti, tai bando sugriauti maisto tiekimą pasaulinį, sukelti badą. Ir Kinija, reiškia, komunistų valdžia, labai ilgai tempė gumą, slėpė šitos visus duomenis tikruosius apie užkrėtimus, kurie pasirodo jau gruodžio mėnesį, netgi lapkričio pabaigoje pirmieji prasidėjo. Ir, reiškia, paskiau masiškai žudė savo žmonės ir dabar žudo savo žmonės masiškai tam, kad, reiškia, sustabdyti šitą plitimą atseidžinai. Tarp kitko, jeigu kalbė apie bado sukelimą, tai Egidijus Baltušis jau prieš savaitę sakė, bet vis neprisiruošiam pakalbėti rimtai, kad Vokietijoje, tai yra šalis, kur yra rimčiau ruošiasi kažkokiem kataklizmam, jau yra išleistas įstatymas, kur pareigūnai vaikšto po namus ir tikrina, ar savaitėj prisiruošęs atsargų maisto ar neprisiruošęs, negendančių. Ten, kurie rimtai žiūri į civilinę saugą, civilinę gynybą, tai nelabai skelbia, bet labai prašau, kad po mūsų pokalbio kažkas įdėtų pagrindžiančius arba komentarus, arba straipsnius. Nes sako, tokie dalykai Vokietijoje yra. Taip, tai labai logiška, nes pažiūrėk, va Italijoje, kai rado tos kelius, tai uždarė ten ištisus kvartalus. Žmonėm rekomenduojama iš namų, iš vis nosis nekišti, niekas nebeveikia, viskas sustoja ir tai gali būti bet kur, žinai, tas karantininis periodas, todėl tikrai dabar reikėtų pasiruošti. Tai čia net negi dėl koronaviruso, pavyzdžiui, tarybiniais laikais būdavo Paneriuose aukštuose sandėliai šaldytuvai, kur visa Lietuva mėnesio ir 2 nepamenu. Maisto atsargos. Nu maža kas yra. Taip, atseit šituo dalyku turėtų rūpintis valstybė, žinai, ten visų tų, bet iš tikrųjų būtų absurdas tikėtis iš valstybės pagalbos, tai čia reikėtų užsiimti šituom, bet tai nereiškia, kad reikėtų pulti panikuoti, nes yra labai stipriai išpūsta ir aš kaip minėjau, mirtingumas yra žymiai mažesnis realiai negu nuo paprasto gripo. Ir sakykime, Kinijai, kur masiškai žmonės šitom ligom serga, tai serga ne dėl to, kad tas virusas yra toks mirtinas ir miršta dėl to viruso, bet dėl to, reiškia, dėl komplikacijų. Įsivaizduok dabar gripuojančių krūvą žmonių, kokių nors ten su geru gripų štamu, ar net su keliais uždaryki plastikinį šiltnamį, kur ten 10 000 guli, žinai. Nu, tai kas bus, tai visi ir numirs, nu. Tai esmė yra kokia, reiškia, kad, dar reikalą uždariau, nesvarbu, tada darysiu iš naujo. Čia yra straipsnis iš Kinijos eksperto, reiškia, kaip visą tai vyko, nuo kada tai yra ir apie komunistų partijos, reiškia, būseną dabar. Chebra tarpusavyje nebesusitvarko, reiškia, su šitos yra kaltinami dėl visų šitų padarnių, dėl to, kad tas virusas visų pirma išlindo, dėl to, kad buvo primeluota, iš kur jis atsirado. Tai ne pirmas pasirodo, jau protrukis yra virusų Kinijos iš laboratorijų, žinai. Ir dėl to, ir dėl suvaldymo, ir, reiškia, nusimato, ko gero, visgi Kinijos komunistų partijos žlugimas ir santvarkos pakeitimas, nes yra 10 000 žmonių pastoviai žūsta, reiškia, miršta ir nieko gero tai nešviečia, nes metodai tai jų yra, taip pat kaip priklauso, žinai, komunistiniai santvarkai, kai nėra žmogaus gyvybė iš viso, į tai net nežiūrima ir bandoma yra tiesiog, žinai, išgelbėti savo valdžios kailio, ne žmonių, tų žmonių sąskaitą. Tai, kaip pavyzdys, tai, žinai, prisimenu, žinai, Omono, žinai, Rusijoje, pavyzdžiui, teatro šturmą, pameni? Taip. Nu, tai toks principas, žinai, ir čia normalu yra, čia nieko nepadarysi tokią santvarką. Toliau sekantis straipsnis, reiškia, nestraipsnis čia yra.